neblogai šiandien buvo viskas labai paprasta ir labai lengva, tai visai neįdomu, kaip ne Dakaras. O iš tikrųjų nuotaikas be didelių problemų? Tai mūsų nuotaikos ir tada buvo geros, tik tiek, kad, aišku, vargom, žinai, nežinom už kokius nuopelnus mums taip nesiseka, bet viskas gerai, ką žinau, buvo sunku, taip ir turi būti, čia, žinai, čia tokios lenktynės, čia, kad mašina tiek kilometrų atlaikytų ir negestų, žinai, o mūsų ta mašina iš tikrųjų nebuvo taip jau išbandyta sąžiningai, žinai, mes ją pagaminom ir išsiuntėm į Dakarą. Labai pasitikėjom, žinai, kad jinai... Bet aš žinau, kad bus tų problemų, vis tiek lenda, gamyklės komandos pagamina mašiną ir žiūrėk, lenda problemos. O čia, žinai, pagamino ten vyrai, geriausi Lietuvos mechanikai, čia gali vardinti, žinai, ir Vienas, ir Petras, Jonas, Aloyzas, ir Martynas, Tadas, žinai, šitą Marius, Andriucha elektrą padarė, žinai, tai dabar su tokia mašina Dakare, žinai, bet viskas gerai. Žodžiu. Trasa nuostabi, pradėjus važiuoti vis Antanukas sako, tu pasižiūrėk į šonus. Šiaip vaizdas tai Marso kopija. Tai va, labai gražu, tik tai tiek, kad nėra laiko, kada žiūrėti, reikia skaityti kelių knygą, duoti informaciją. O šiaip viskas puiku, sekėsi tikrai neblogai, važiavom pakankamai greitai. Problemų šiandieną neturėjom tokių kaip vakar ar užvakar. Į pabaigą greičių ruožų nuleido ratą, iš pradžių mes nepastebėjom, todėl kad labai daug dulkių, o dulkės tokios, per kurias nieko neįmanoma matyti, tai tik tai pajutom, kad jau degančios gumos kvapą, tai staigiai iššokom, vienas pylėm vandeniu, kitas nuiminėjom ratą, pasikeitėm ratą ir laimingai finišavom, viskas gerai, liuks.